Tai susitikom su Ryčiu padaryti pirmas investicijas, tai galbūt gali pasidalinti, kaip jautiesi pradėjęs investuoti. Nu, aišku, streso kažkiek yra. Vis dėlto pirmas kartas. Ja. Bet šiaip fainai, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir užauginsim kažkokį tai kapitalą. Senatvė bus kuo pasidžiaugti. Laisvesnių gyvenimų. Ačiū Arnoldui, kad sutiko man pagelbėti. Atrodo patikimas. Malonu. Tai va, kreipkitės Ja, tai, į Arnoldą ir viskas bus tvarkoj. ja, tai jeigu galėtum mane parekomenduoti kitiems, tai dėl ko rekomenduoti? Kas labiausiai tau galbūt įsiminė, patiko, arba gal net ir nepatiko? Šiaip buvo gera komunikacija, buvo ten sutikimai, reikėjo pakoreguoti, visada atvažiavo, kur reikėjo, tikrai nevertė internetu daryti, į namus atvažiavo, kadangi truputį surguliuoju, tai va, viskas yra savai. Ja, Rytis po operacijos kojos. Ir, Veną išėmė vieną, ja, tai kitą veną atidarėm į 24. ja. Suprantama, kad jau pradėjus procesą, pasipildžius sąskaitą, kai belieka tik tais paimti, suinvestuoti, tai vis tiek yra tas nekantrumas, norisi paimti ir padaryti. Ir paskui laukti ant savaitės, dviejų, tai gali būti sudėtinga. Dažniausiai klientai paskui patys pradeda jau ten pirkimus daryti, investuoti. Sako, jau nagus niešti. Tai kad to išvengti, susitikom, gyvai padarėm, suinvestavom. Ir tikiu, kad tai tik tais pradžia mūsų pelningos, naudingos draugystės. Ačiū tau. Man malonumas.